2025 metų 530 BMW. Nuvažiavęs tik apie 7000 nepilnai mylių. Tai nauja mašina. Aukcionas gruodžio 8 dieną. Ir parsiduoda draudimo kompanijos Progresyvas. Dabartinis statymas už automobilį yra $13 600. Turi labai gražų karališką saloną, baltą šviesų, Harman Kardon aparatūrą. Salonas labai gražus, sėdynės, rombai, vairiukas kvadratinis, projekcija ant lango, didelė panorama. Jisai kūrėsi ir važiuoja. Tuoj mes tą ir patikrinsim. Ja, varikliukas dirba kaip bitutė. Nauja mašina, visur dideli ekranai. Graži projekcija ant lango, labai gerai ryškiai šviečia. Jo, kaip matot. Na, čia viskas aukščiausiam lygiai, aišku. Viskas tvarkingai, viskas švaru, gražu. Einam pasižiūrėti jos mušimą. O mušimai turi į galinę dalį. Užmetam akį dar į galą. Grotelis, viskas tvarkoj. Na, čia viskas tvarkoj. Kadangi mašina labai nedaug nuvažiavus, tai nelabai ir yra prie ko prikibti iš tikrųjų. Pabraižymų taip pat nėra. Yra partronikai, kameros, 360. Na, visa apsauga ir taip toliau. Čia jau patys viską žino šitoje vietoje. Pagrindinis mušimas, va, ir užvažiavęs ant kažkokio bordiūro ar kažkur tai pervažiavęs. Ir ratas yra kreivai stovintis. Nelabai čia jis daug užkišti ir pažiūrėti iš tikrųjų, kiek išeina. Kaip minėjau, $13 600 dabar stovi pastatyta už automobilį. Gruodžio 8 bus aukcionas.